Ir kai gavau tokį pakvietimą čia dalyvauti, vienu momentu tai buvau truputį susikrimtus, nes galvoju, ką aš galiu papasakot, taip žinai, apie tą ekonomiką pasakot, turiu pripažinti, nesijaučiu labai tvirtai, ten, žinai, apie kažkokias tendencijas, žinau, bet irgi, ta prasme, nesu profesionalė tą pasakot, ir tada kažkas man sako, tai tu apie žmonės pasakot, ir galvoju, tikrai. Tai pradedant nuo savęs, aš niekada nebuvau ilgiau išvažiavus, tik tai studijuodama daug tvarkiau namus užsienį. Ir aš labai gerai atsimenu, nes labai norėjau automobilio pirmo. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip vieną vasarą aš gyvenau šeimoje, kurioje buvo 5 vyrai ir turėdavau lyginti marškinius. Tai vat, belygindama tos marškinius po 8 valandas per dieną, vat, kai kurios moteris, matau, šypsosi. Aš tikrai turėjau labai daug laiko pagalvoti, ką aš noriu daryti ir ar man mokytis patinka ar ne. Ir aš atsimenu, kad aš grįždavau rudenį su tokiom jėgom ir tokiu interesu studijuoti, kad tai buvo tikrai žavinga. Tai tą aš dabar prisimenu. O dabar besiruošdama, ką aš padariau, iš tikrųjų, tai aš apgalvojau ir mes tikrai turim daug žmonių dirbančių banke, kurie buvo išvažiavę ir grįžo. Išvažiavo įvairiai, pragyveno įvairiai ir grįžo dėl įvairių priežasčių. Ir aš tiesiog su jais kalbėjau ir bandžiau sudėti tokius esminius momentus, kas man atrodė esminiai ir kas galbūt jums gali pasirodyti tokie įdomus išgirsti. Tai dabar bus antra ir paskutinė mano prezentacijos skaidrė. Tai čia yra mūsų žmonės. Lina, kurią matom čia, dabar dirba elektroninių kanalų departamente. Jinai yra 9 metus prasimokiusi ir pradirbusi Londone. Viena iš tokių pačių esmingiausių dalykų, ką jinai sako, tu žinai, aš niekada nebūčiau grįžus, jeigu aš galvočiau apie Lietuvą taip, kaip aš ją prisimenu, kuomet išvažiavau. Ir tada turbūt, galvojant apie tiltus su tuo, kas buvo pasakyta anksčiau, man net kažkuria prasme labai džiugu tokį būrį matyti šiandien, nes kažkuria prasme jūs per tai tą ryšį palaikot, ar ne? Ir iš visų